Taip, nu ką, grįžau. Turiu čia pašnekėsių svarbių labai. Gerai, žiūrim. Aleksandras, pašnekam apie tikslus gyvenimo. Taip. Džonas, kiek manai esi pralošęs, daug esu pralošęs. Aleksandras, apie narcisizmą. Nu, žinai, narcisistais, pašnekėsim šitam temam, aš dar perskaitau visus klausimus, kad žinotume, apie ką čia mes kalbam. Džonas, ką galvoja apie labai stipriai pusamą? Nu, turbūt kišama kažkas tokio lošimų bendrovių reklamas. Mačiau net per žinias. Aha, aš manau, tai padarys labai didelę žalą jaunimui. Aha, ir taip. LT po 1000 plus prašymų kiekvieną mėnesį, neįleisi lošimo vietas. Ronas, reikia save sutvarkyti, o nežiūrėti, kiek prašymų parašyta. Džonas, taip skaičiau, kiekvienais metais skaičių tik didėja, net ir moteris. Nu ką, čia kaip sakant, žinai, reikia žiūrėti plačiai tada, ar ne? Kaltinti vienos ar tik tai kitos pusės irgi negalima, tiksliau galima abi kaltinti, reiktų galbūt abi kaltinti, va taip gal pasakykim, kad reiktų kaltinti ir lošėją. Ta prasme, kad jisai, nu ką, jaugi supratot per daug metų, kad nieko čia negalit laimėti, bet vis tiek lošite. Ir dar dažniausiai nieko nedarote, kad išliptumėte iš tos visos, reiškia, priklausomybės. Tai va, tokiu atveju reikia kaltinti lošėją, kaip sakant, kad jisai, nu, jam daužo, kaip sakant, per galvą su plaktuku vis daužo ir daužo, kad, nu, nieko tu čia nelaimėsi, viską praloši, gyvenimą sugriausi, bet ne, jis vis tiek toliau varo ir varo tą patį per tą patį. Nu, tai čia jau rodo, kad yra ką, beprotystė iš principo. Reikia laikyti lošėją, lošiantį bepročiu iš principo. Tai yra beprotis. Tuo metu bent jau, tai yra beprotis. Tai va, tai tą beprotystę reikia gydyti, reiškia. Ir sakyti, kad vien tik kazino kalti, nu ne vien tik kazino, bet aišku, kad kalti, žinoma, kad kalti. Ir žinoma, kad jie suinteresuoti, kad nebūtų ten tų visų įstatymų, reiškia draudžiančių, ten juos ribojančių, kadangi, nu, čia yra jų verslas, kaip sakyti, uždirba žmonės pinigus iš tokių bepročių kaip mes. Tai va. Dabar reiškia, o kad kažkas kažko nedaro, kad valdžia nedaro, o ką valdžia daro, man pasakykit, bet kurioje srityje, ką valdžia daro. Išskyrus, kad vagia pinigus, daugiau aš nieko nematau, kad kažką daryti. Nieko. Nei kultūroje, nei švietime, nieko nedaroma, ten tankus perka, reiškia, plauna pinigus, va, ką valdžia daro. Tai čia šitas sritis, kaip sakyti, ne vienintelė, čia iš principo reikia jau sisteminių dalykų, sisteminių pakeitimų valstybėje, kaip sakyti, esminių pakeitimų, o čia ką. Aš čia sėdėdamas Kolumbijoje, kaip sakot, pasaulio nepakeisiu. Ką galiu, padedu žmonėm, kaip sakyti, ką suprantu, ką pats praėjau, galiu kažkur kažką padėti, reiškia, pagelbėti. Dabar taip, apie narcisizmą, čia matai irgi, kaip sakyti, žinau, apie ką tu turi menį, kad reiškia, čia mus